Na ką, sveiki vėl, su jumis sveikinasi Mr. Distro ir tai neklystu jau 12 Minecraft serija - Industrinė revoliucija. Taigi aš jau, kaip matot, pasirašiau Ruby pickaxą, šiek tiek Emerald Swordą, šiek tiek Cobblestone'o, šiek tiek foodo, gal prireiks. Ir mūsų tikslas šiandieną bus susirinkti Glowstone. Ir kaip matysim, dabar aš atsirasiu Nether. Taigi, atsiradau, žemiau negalėjau atsirasti. Taigi, reikia apsižvalgyti, ar nėra tokių padarų, o fire, ugnies šitie kaip tie skaitosi. Elnes pamiršau pavadinimą. Slaimai kaip būtų. Ir man reikia vis dėlto kažkur įsirengti bazę. Ir geriausiai tai būtų net... šiek tiek Glowstone turim. Reikėtų realiai tai man čia, kadangi aš bijau, kad gali atsirasti skraidantys padarai. Taigi, aš šiek tiek video turbūt nežinau, gal nepristabdysiu. O, girdit? Ir vienas toks pastebėjimas, tai jei statot va štai iš tos medžiagos, kur pats Nether yra padarytas, tai ten tie, tai parodysiu, kurie gestai atrodo skaitosi. Jo, atrodo. Tai jie jumis iškepins, išmes ir nukristit į lavą, tai 100%. Tai geriau nerizikuokit. Ir čia dar vienas geras dalykas, kad aš atsinešiau šitą, tai... Va, matot, va gestas. Ir jis garantuoja, kad atskris pas mane. Jis kitaip nebūna. Taip, tikėkimės, užteks medžiagų. Per daug didelio nesistatau, bet principas tai toks. Taip, tik neatsirastų nei vienas, nes jisai man nepadės. Ir kągi, dar ką norėjau pasakyti, tai neprisimenu kaip dabar yra, bet anksčiau tai visada būdavo vienas normalus Minecrafto blokas realybėj, tai yra ne Nether, o normaliame pasaulyje yra tas pats kaip Nether būtų kokie 10. Taigi visada savo koordinates žiūrėkit, kur jūs pasidėsit. Taip pat priklauso nuo tokių dalykų kaip kur atsirasit arba kokiam gylyje kasite portalą. Taip, žvalgom, nieko nėra dar. Taigi, aš asmeniškai tikrai nerekomenduočiau jums kažkur tenai prie X0 tenai ar X6 ar dar kas, kur nors prie žemės, po žemė, geriausia aišku ant viršaus, tuomet jūs būsit aukščiausiai. Kitu atveju galima šiek tiek pasiklysti, galų gal atsirasti virš lavos, ir man jau taip labai buvo nebedaug belikę iki to. Taip. Kaip matot, aš čia pat prie portalo, čia tiesiog belenkaip darau, video trumpas turėtų būti, aš susirinksiu Glowstone, sudarysiu būstinę, dar šiek tiek praplatinsim patį įėjimą, ir dar ką norėjau pasakyti, tai kad vanduo, čia kaip kažkada anksčiau būdavo, gal 1.6 versijai, neveikia, tai ateidavo, visi prisidarydavo čia obsidian ir išeidavo savais keliais. Na va, šiokią tokią priedangą turim. Dabar einame kastis Glowstone. Pagrindai iš pradžio aš jį naudosiu, tai Equivalent Exchange modui. Velnes. Ir dar vos nei lava. Tai vat, kaip minėjau, naudosiu Equivalent Exchange modui. O, jisai bus geras dalykas. Palengvint šiek tiek, bet kartu yra ir palengvint žaidimą, bet kartu ir pasunkins. Ir jūs turbūt galvojat, kas ten tokie vaikšto per kiauliažmogiai. Taigi čia realiai pačiam Minecraft'e normaliame pasaulyje tai ne Nether, o
viršutinėme, tai jūs galėtumėte tokių surasti tik tuo atveju, jeigu koks žaibas nutrenktų kiaulę. Šiuo atveju, kadangi žaibų čia nelabai matau, tai teks mums kažkaip kitaip įsisukti ir šiaip jie nepuola, yra vadinami hostile mobai. Susirinkim visą glaustą. O man jo reikės tikrai nemažai. O kaip matot, va štai vienas pigmenų. Ir dar vieną. Nu, davai blokas. Tai atrodo beveik viskas įskyrus tuos. Nu, tai keliaujam dar. Aišku, kasu čia belenkaip. Slaimas. Wow. Aš realiai apie tos slaimus nieko nežinau, nes jie buvo įdėti, atrodo, ar 1.8.1, ar 1.8.2 versijų, tiksliai nepamenu. Oi, nusišneku. Taip, kartais ir aš nusišneku, tiksliau ne kartais, o dažnai, bet... Tai kaip matot, einam prie pigmenų, vieną iš tų pigmenų nužudžius, gaunat Gold Nugget. Wow, radom Strongholdą, valio. Ganėtinai sėkmingas tripas tada mūsų išeina. Kadangi dažniausiai atsirandi kažkur košmaras toli ir neįmanoma rasti kelio atgal. Ir tenka vos nenaują portalą darytis ir teleportuotis ten, kur nenorėtų. Taigi, kažkurią seriją aš keliausiu į tą Strongholdą, tenai vėl bus įdomių dalykų. O dabar man dar reikia Glowstone, nenoriu čia taip ganėtinai nelabai patogiai. Per aukštai. Ir dar kas su tais pigmenais, tai jeigu vieną užpuola, tai jau žinokit, kad puls jumis ir kiti, tai reiškia, jau gauja pareis. Taip, grįžtam atgal, nes matau, čia nieko gero neišeis. Taip, kas čia dar tokio? Galėtų atsirasti daugiau tų Glowstone'ų, nes man 79 dar gali nepakakt pilnai iš pradžių. Palaukit. Taigi ten buvo tasai. Jo, taigi taip. Nesupratau. Čia matyt buvo pradžia to tilto ir nedaėjo iki ten. Ir čia va matot kažkoks, nu vienu žodžiu, Minecraft'o renderinimo ypatumai. Kaip visada Minecraft'as bugovas, aišku dabar naujas prižiūrėtojas, tai tikėkime sutvarkys avariją. Nu ir kaip matau, nieko gero, niekur nėra normalių Glowstone detalių, tai teks ropštis į vieną iš tų aukštų. Taigi artimiausias, manau, šitas. Bet gali jisai nukristi lavą. Ir tas gali. Ir girdžiu gestus. Gana ir šitą galiu prisikast kaip nors. Čia reikia vaikščioti labai atsargiai, nu, kiauliažmogių linkis čia. Ups. Šito nebuvau matęs, taigi reikia... Jau mes bet kuriuo atveju su juos susidursim turbūt. Čia dar kažkur virš manęs yra. Įkasamas, kol galim. Aišku, nepatarčiau aš kasinėti iškart tiesiai į viršų, bet virš savęs tai niekada nebuvo patartina. Ups. Kažkur čia jis netoli. Štai ten.
Ups. Jis nepamatė. Ir velnis, negaliu prieiti prie šitų ir neturiu jokių strėlių. Davai, išnyk reikia, kad man jis iš ten išnyktų, reikia atgal. Jis aišku neišnyks ir atsiras dar papildomų. Ir va, kas čia nežino, tai čia yra Soul Sand ir jisai prilėtina jomis vaikštant, tai kartais yra naudojama ir jokių trapų ar šiaip nežinau, įsibėgėjimų gamybai, kad sulėtėti. Ir velnes, reikia disponinti arba išnykti. Taigi ten mūsų trobelė. Čia atrodo jau buvau aš. Jo, aš čia jau esu buvęs. Na, reikia keliauti tą paskutinį, susirinkti kaip nors be tų gastų, nes jau reikėtų kaip ir beveik seriją baigti, ne už kalnų. Na, bet kuriuo atveju, kaip čia man beišeitų, tikiuosi viskas baigsis gerai, nes mirti nesinori. Dar ten apačioje matau, šiek tiek reikia užkasti. Taip, keliaujame viršų. Kaip mato, disponino, bet neaišku kuriam laikui. Taip, pasiimam pikeksą, šiaip čia su bet kokį įrankiu galit. Aišku, reikėtų žiūrėti, kad gestų nebūtų tų vadinamųjų, bet kol kas atrodo viskas sėkmingai. Aišku, reikės susirinkti viską. Čia bus jau keletas stekų vadinamųjų. Taip, kas dar čia? Aš stoviu paspaudęs shift ant pačio krašto, tai nenustebkit, kodėl nenukrentu. Na va, dabar beliko tik susirinkti ir keliauti namo. Taigi turim keletą stekų, beveik 3. Keliaujam, kol neatsirado dar keletas. Ir kaip čia man dabar nusileisti, kurioje vietoje aš išėjau, štai čia kažkur. Tai va, sekantį kartą vėl pamatysi šiokių tokių naujų aparatų padarytų turbūt. Bet man dar žiauriai reikia lapis lazuli ir aš jo niekaip nerandu. Tai gali tiek dar eit pakasinėti šiek tiek, nes kažkuris senai buvo parašęs, kad jam nepatinka kasinėjai, bet iš kitos pusės Minecraftas yra apie kasinėjimą. Tai yra neišeis nieko padaryti, jeigu neturėsi tam tikrų daiktų, ne? Taigi aš jau čia belenkaip skubu. Na va, taigi paskutinės akimirkos, nether bent jau iki tol, kol pritrūksim kažko ar dar kažko reiks, tai dar užmusiu šitą kiauliažmogį. Kaip matot, gavau vieną gold nugget. Taigi, su jumis buvo Mr. Distro ir iki susitikimo 13 serijoje. Iki.